yra sveika ar pavojinga? Visa, kas be saiko, yra pavojinga. Nu, o kada dar, galima sakyti, yra sveika badauti ir iš vis reikia badauti? Pats žodis badauti, jisai toksai, sakyčiau, ganėtinai agresyvus ir sunkios energetikos. Nes žmonės karo metu badauja, žmonės, kurie neturi pinigų, kurie skurdžiai gyvena, jie badauja. Tai yra toks neigiamas aspektas. Sveikatos atžvilgiu aš esu daugiau linkusi, kaip sako, valyti organizmą. Kaip tai daroma? Tai jau technikos klausimas. Galima sausai badauti, galima badauti su vandeniu, galima organizmą valyti su sultimis. Apie pavojų pasakysiu taip. Kuo stipriau užtertas organizmas, tuo didesnė tikimybė, kad pradėjus badauti detoksikacija bus sunki. Ir čia, mano gilių įsitikinimų, reikia gydytojų arba išmanančių žmonių priežiūros. Vienam žmogui tikrai niekada nepatarsiu pradėti badauti pačiam savarankiškai. Bet, sakysim, kaip aš pradėjau savo praktikas, tai buvo tikrai seniai, daugiau nei prieš 30 metų, tai paprasčiausiai persiskaičiau Polio Brego knygą, man pateko į rankas, tada buvo tik išversta pirmas leidinys ir aš pradėjau, 24 valandų savaitėj badavimą vandeniu. Pirmas buvo labai sunkus badavimas ir vėlgi tas badavimas, kadangi jau kalbam, žinom apie ką tiksliai, tai organizmo valymas vandeniu, ar ne, buvo ir galvas skaudėjo, ir sąnarius skaudėjo, ir pykino, ir tikrai galvoju, na ir ko aš čia neturėjau ką veikti, tai vat sugalvojau išvalyti organizmą. Antras buvo taip pat sudėtingas su galvos skausmais, nes labai daug toksinų, bet paskui trečias, ketvirtas jau buvo lengvesni. Paskui palengvėjimas atsirado toks, kad po 24 valandų jau aš jaučiausi žymiai geriau. Tada, kai aš pasijutau žymiai geriau, aš tada nutariau, kad sekantį kartą, tai buvo po pusės metų, kad sekantį kartą jau, kai aš valysiu organizmą, aš jau valysiu 3 dienas. Pravalius 3 dienas dar geriau pasijutau. Tada aš mėnesio bėgį susirinkau daugiau informacijos. Ir pasiryžau 7 dienom, tada po pusmečio aš jau buvau pajėgi tą kartą, kai badavau, valiau organizmą vandeniu, pagal Polio Brego sistemą aš jau badavau 2 savaitės. Ir tikrai, žinokit, pojūčiai yra nepakartojami. Kaip sako, susireguliavo svoris, atsigavo oda, mano sveikata pagerėjo, regėjimas pagerėjo ir klausa, ir skonio receptoriai atsistatė. Tada aš pirmą kartą suvokiau skirtumą. Aš atsimenu, pas tėvuką sode vaikštinėjau tarp lysvių ir braškės buvo pirmos nunokė. Nusiskyniau vieną, suvalgiau saldį, nusiskyniau kitą. Wow, visai kito skonio. Pasiėmiau trečią ir paskui jau kaip eksperimentą po žirnių lysvę ganiausi irgi ankšti kiekvieną žirnelį ragavau. Ir tiesiog su nuostaba džiaugiausi, kad kiekvienas žirniukas turi savo skonį. O kas nutiko, paprasčiausiai pravalius organizmą atsigavo, atsibudo mano skonio receptoriai, todėl labai aiškiai jutau, ant kiek yra skanus gyvas maistas. Tai buvo pirmas prisilietimas prie tos gyvo maisto mitybos. Bet tada aš dar jokio supratimo ir jokių, kaip sako, atgarsių neturėjau, negirdėjau apie žaliavalgystę ir kažką tai tokio. Kiek kartų į metus ar į mėnesį reiktų apsivalyti? Apsivalyti yra patartina savaitę kartą. Reiškia, į savaitę kartą, taip. Kai organizmas ir galima nuo to pradėti. Tai už parą laiko. To tikrai pakanka, kad organizmas pailsėtų, atsigautų ir prasivalytų kažkiek tai. Jeigu, sakysim, sunkiais atvejais, kai yra svoris ar lyga ar dar kažkas, ta prasme viršsvoris, lyga ar dar kažkas, tai čia vėlgi kita kalba. Bet visumoj, sakysim, žaliavalgių veganų tarpe, mano draugų pažįstamų tarpe arba žmonės, kurių pavyzdžių aš seku, iš kurių aš mokausi, tai paprastai būna, reiškia, kalbos nėra, kad valgo 6 dienas, 7 kūnas ilsisi, o šiaip į 3 mėnesius kartą daroma nuo 7 iki 10 dienų pertrauka. Ir atsisakoma maisto, geriamo sultys arba čia kiekvienas individualiai pasirenka, kas ką praktikuoja.
Ir tai yra norma, tai yra, kaip sako, aš dabar pagalvojau, kad klausytojai gal klausys ir sakys, wow, fanatikai. Žinote, etiketes lengviausia klijuoti, bet jeigu aš po to jaučiuosi geriau, jeigu mano kraujo spaudimas susinormalizavo, jeigu žmogus, kuris praėjo tą patį taką, tuo pačiu būdu, kaip sako, tvarkė savo mitybas, tvarkė savo fizinį kūną, išsigydė diabetą, cukrinį diabetą arba sąnarių skausmai dingsta, atsiranda energija ir žmogus sveikas ir laimingas, Kodėl gi ne? Kodėl